Vilniaus dailės akademijos architektūros katedra mums pristato naujausią pastatų projektavimo programą. Ši kompiuterinė programa – tai unikali galimybė susipažinti su naujausiais formų modeliavimo metodais. Dailės akademijoje dėstydami architektams visas architektūros disciplinas mes ypatingą dėmesį skiriam menui arba architektūros meno išvystymui ir architektūros meno giliam suvokimui. Ir tuo tikslu bendradarbiaujam ir su vietos menininkais, ir pas mus menų dėstymas yra gana stiprus, ir taip pat su Austrijos mūsų kolegomis, kurie kartu su mumis paruošia programą ir jau antrus metus vykdo kūrybinės dirbtuves, siekdami naujo požiūrio į architektūros meno galimybes. Su kolega Daniel Kühler atvykome iš Austrijos. Šiais metais vykdome antras architektūrinės dirbtuves Vilniaus dailės akademijoje. Mes apmokome programas, kurios praplečia akiratį studentų. Jos yra specifinės tuom, kad jos skiriasi nuo metodikos braižymo ranka. Joje yra parametrai, parametriniu būdu kontroliuojama tam tikri objektai, kurie yra kuriami santykėje su kitais. Mes struktūralizuojame architektūrinės dirbtuves į keletą žingsnių. Tai pirmas žingsnis būtų improvizacija ir bandymai. Antras žingsnis būtų kūrybinį procesą suvaldyti ir analizuoti. Šioje dalyje yra sudaromas katalogas. Pagal šį katalogą yra einama į sekantį žingsnį, kuris yra tiesiog vystomas kaip architektūrai naudojama kūrybinė priemonė, kaip kombinacija tam tikrų skirtingų efektų, kurie išgaunami tuos parametrus kontroliuojant. Aš matau šitos programos vertę ne tik tai kaip įrankį, bet ir kaip programą, kuri atspindi požiūrį apskritai šiuolaikinę architektūrą. O tas požiūris yra ypatingas tuom, kad architektūra suvokiama ne kaip atskirai stovintys objektai baigtiniai, bet kaip procesai. Architektūra tai yra procesas, kuriame dalyvauja labai daug sudedamųjų dalių, labai daug duomenų, labai daug parametrų, kitais žodžiais kalbant. Ir tie parametrai vienas kitą įtakoja ir taip keičia architektūrinę kompoziciją. Šio laidoje tiek. Ačiū, kad skyrėte mums laiko šį nuostabų sekmadienio rytą. Susitikime kitą savaitę 9:30 per BTV. Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas.